Ar žinote, kad pasaulyje yra daugiau kaip 4,2 trilijonų skirtingų darbų, o oficialių profesijų egzistuoja net apie 40 000. Kai kurios iš jų yra tikrai neįprastos ir retos, pavyzdžiui, SMS žinučių kūrėjas arba eilių stovėtojas, o kai kurios yra įprastos ir nemažiau svarbios – inžinierius arba medikas. Įprastai žmogus net 8 savo gyvenimo metus praleidžia darbe. Natūralu, jei kyla mintis, kad svarbu pasirinkti tinkamą profesiją, kad laikas praleistas darbe nebūtų kančia. Konfucijus yra pasakęs, jeigu rasi darbą, kuris tau teiks malonumą, tada niekada gyvenime nereikės dirbti. Egzistuoja skirtingos vertybės. Kas pirmoje vietoje? Darbas ar šeima? Kas svarbiau? Tobulėjimas ar tik atlyginimo dydis? Kiekvienas turime skirtingą požiūrį į aplinką. Ar aplinka suvokiama kaip kliūtis ir grėsmė? O gal priešingai? Aplinkiniai gali padėti mums pasiekti savo tikslų. Kiekvienas žmogus pasižymi skirtingomis asmeninėmis savybėmis – savarankiškumu, atidumu, sąžiningumu. Skirtingos asmeninės savybės ir jūsų talentas gali padėti jums atrasti savo svajonių darbą. Skirtingų profesijų pasirinkimą lemia ne tik asmenybė, bet ir gyvenimo būdas. Tačiau galbūt jūs net nežinote, kokią profesiją rinktis. Jau dirbate, bet nesijaučiate savo vietoje. Mes galime padėti jums atrasti savo potencialą jau šiandien. Nedvejokite ir kreipkitės asmeninės konsultacijos mūsų nurodytais kontaktais.